Esame informatikos fakulteto sisteminės analizės katedroje ir netrukus šnekėsime su šios katedros vedėju 2008 metų Lietuvos mokslo premijos laureatu profesoriumi Rimantu Barausku. Gerbiamas profesoriau, jums 2008 metais buvo skirta Lietuvos mokslo premija už parengtą vadovėlį baigtinių elementų metodo pagrindai. Tai kasgi yra vis dėlto tie baigtinių elementų metodai ir apie ką yra šita knyga? Baigtinių elementų metodas įgalina kompiuterius sumodeliuoti realių fizikinių sistemų elgseną. Tiek fizikinių, tiek inžinerinių ir taikomas į ten, kur mums svarbu, kaip deformuojasi kūnai, deformuojasi konstrukcijos, kokie kyla įtempimai, kaip pasiskirsto temperatūra kūne, mikroschemoje, dar kur nors, kaip teka skystis, kokie to skysčio greičiai, kokie slėgiai. Žodžiu, visa eilė klausimų, kurie kyla kasdienėje inžinerinėje praktikoje, gali būti atsakyti taikant baigtinių elementų metodą. Baigtinių elementų metodas yra ne tiek metodas tikrąja to žodžio prasme, tiek skaičiuojamoji technologija. Nes metodas prastai yra suvokiami matematiniai pagrindai, kaip jis turėtų veikti. Bet šis metodas yra susijęs, bet neišvengiamai susijęs su realizacija. Reiškia, turi būti programos, kurios pagal tą matematinę koncepciją dirba ir leidžia gauti realius rezultatus. Aš parodysiu keletą pavyzdžių. Štai vienas būtų, kurį mes matom dabar ekrane. Jūs galite pastebėti, čia yra spalvota, bet spalvos yra ne tiek realios, tiek vaizduoja posūkio ar amplitudės dydį. Čia vaizduojama, kaip sklinda ultragarso banga tam tikroje konstrukcijoje. Čia yra plėninė konstrukcija, jūs matote dvi suvirintas plokštės, tarp kurių galimi defektai. Ultragarso bangos leidžiamos tam, kad atpažinti, kokie defektai yra išlikę toje konstrukcijoje, kuri vizualiai atrodo sveika, ir pagal bangų sklidimo savybės, pagal jų atspindžius, nustatyti, kur yra defektas, ar jis aplamai yra. Šis vaizdas, ganėtinai abstraktus iš tokio žvilgsnio, kaip aš dabar parodžiau, gali būti projektas iš arčiau ir gal tada bus aiškiau, kas yra baigtiniai elementai. Štai matote tą patį iš arčiau. Kaip matote, kūnas susideda iš daugybės mažų elementukų, tokių kaip ir kubelių. Kiekvienas jų matematiškai parašytas taip ir užprogramuotas kompiuteryje taip, kad atspindi būtent tokio medžiagos gabalėlio elgseną. Taip, kaip jinai iš tikrųjų elgiasi. Kiekvienas jų yra paprastos formos, kubas yra prasta forma vadinkime. Ir jis gana tiksliai aprašomas. Toliau visas konstrukcija yra sujungiama remiantis fizikos dėsniais, taipogi matematiškai aprašoma, užprogramuojama ir štai tokia visuma jau atvaizduoja realaus kūno elgseną. Tai, ką mes čia pamatėme, tai tokia kaip ir banguojanti jūra, tačiau iš tikrųjų mes pažiūrėję į tokį kūną nematytume tos jūros, kadangi poslinkiai čia yra labai maži ir kur kas greitesni, negu mes matėme čia. Dažniai tokios bangos yra apie megahertzą, reiškia apie milijoną svyravimų per sekundę ir taipogi pačios amplitudės yra turbūt gal 10 mikronų, taip pat akim nematomos. O čia mes tą viską galim pamatyti. Projektuojant sistemas, kuriant algoritmus tokio matavimo, tai yra be galo svarbu inžinieriui. Tai yra tik vienas pavyzdys, gal toks, kurį aš rodau studentams pirmos pastos metu, kad populiariai pasakyti, kas tai yra. Yra visai eilė kitokio plano pavyzdėlių. Štai čia, pavyzdžiui, jūs matote, kaip kontaktuoja kulka, čia pistoleto kulka, su neperšaunamos liemenės medžiaga. Nes žinote, kad neperšaunama liemenė, drabužiai apsauginiai, yra tam tikra konstrukcija tekstilinė iš specialių siūlų, specialiai sukomponuota. Čia šiuo atveju pavadinu neperšaunama, bet aišku, čia peršovė, kadangi sluoksnių buvo per mažai. Bet matome, kad pavaizduojame viskas, kaip plyšo siūlai, kur plyšo ir kokios priežastys to plyšimo. Jeigu apsauginis paketas būtų parinktas teisingai, pavyzdžiui, mes turime 10 sluoksnių, galite pastebėti, kaip tą kulką jis sulaiko. Sulaiko, kadangi iššaukia kulkos deformacija, kulka išvininė. Jeigu būtų plieninė, tai jos, ko gero, nedeformuotų ir neprašautų. Tačiau kulkos yra tokios, kaip jūs matote. Čia poros sluoksnių prašaudo, tačiau likusiai jau sulaikė. Tai tokia informacija yra svarbi, nes jie tiesiog parodo proceso esmę, kas vyksta. To, ko mes niekad nepamatytume akimi.
kadangi tą procesą, ką aš jau parodžiau, jis taip pat trunka gal mikrosekundės. Labai visą tai yra greita. Kas paskatino pradėti domėtis baigtinių elementų metodu? Baigtinių elementų metodu teko susidomėti, kada įstojau į aspirantūrą, dabar tai nebūtų daktarantūrą, tuometinėme Kauno Politechnikos instituto mokslo tyrimo centre Vibrotechnika. Mano vadovas buvo dabartinis akademikas Ragulskis, tada jis buvo dar profesorius. Ir tiesiog mane kaip jauną taikomosios matematikos specialistą pakvietė dirbti ir pasakė, kad reikia išsiaiškinti, kas tai yra baigtinių elementų metodas, kaip jo naudotis. Tais laikais, aišku, reikėjo jų užprogramuoti, kadangi nebuvo tokių plačiai prieinamų programinių sistemų. Ir tokiu būdu prasidėjo visą tai. Ir gyvenimas klostė taip, kad teko iki pačios dienos dar užsiminėjau baigtinių elementų metodų, jį dėstau, štai užsiminėjau pedagoginę veiklą. Kokiais moksliniais tyriamaisiais darbais esate užsiėmęs pastaruoju metu? Iš dabartinių mokslo tyrimų darbų aš, ko gero, esu ir jau pademonstravęs savo gal atsakymą į pirmą klausimą. Tokie du yra gal man įdomesni projektai. Tai vienas yra susijęs su apsauginiais drabužiais. Štai su tuo tekstilės paketo, tekstilės audinio konstrukcijos prašovimo kulka ir priežasčių ir pasiekmių tyrimų. Taipogi dar šalia to eina lygus tyrimas tų drabužių komfortas, tai šilumos mainai tarp kūno ir aplinkos per tą drabužį. Nes žinote, apsauginiai drabužiai jie yra gana sunkus ir karštam klimate po jais yra labai žmogui nesmagu. Yra per karštą, gresia perkaitimas ir vėl tie ventiliacijos modeliai, dabar vartojama dirbtinė ventiliacija, taip pat jie yra svarbus ir mes tam projekte kaip to užsiminėjom. O kitas projektas vėlgi, aš kur minėjau apie vėžinių anglių išdeginimą. Jis dar yra besitęsiantis projektas, tai yra Valstybinio mokslo studijų fondo finansuojamas darbas ir mes šiais metais kaip tik dar turime atlikti tam tikrus tyrimus, sukurti erdvinį viso to modelį, ką jūs čia matėte pradžioje.